Pasaka apie mažą raudoną vištelę. Seniai, labai seniai, gyveno kaime maža raudona vištelė. Visą dieną ji sunkiai dirbdavo, kapstydavo žemę, sliekų ieškodavo, budriai sėdėdavo krūme, o kartais ji padėdavo kiaušinį. Raudonoji vištelė turėjo 3 draugus – katę, šuniuką ir arklį. Šie gyvūnai taip sunkiai nedirbdavo. Katė mėgdavo miegoti prieš saulę, šuniukas mėgdavo miegoti pavėsyje, o arklys mėgdavo visą dieną žiūrėti televizorių. Vieną dieną mažoji raudona vištelė pamatė aviečių krūmą. Avietės, sušuko ji. Galime išsikepti aviečių pyragą. Raudonoji vištelė greitai nuskubėjo papasakoti apie tai savo draugams. Draugai, klausykite, aš radau aviečių. Mes galime išsikepti aviečių pyragą. Šuniukui ėmė seilę tįsti. O taip, katytė apsilaižė ūsus. Žinoma. Arklys karčius pakratė. Kokia gera mintis, sutinku. Nagi, kas nori man padėti skinti avietes? Paklausė vištelė. Ne aš, atsakė šuniukas. Aš per daug užsiėmęs. Ne aš, atsakė katė. Aš per daug pavargusi. Ne aš, atsakė arklys. Aš žiūriu televizorių. Gerai, tada nusiskinsiu viena pati, pasakė mažoji raudona vištelė. Kaip tarė, taip ir padarė. Prisiskynė ji viena pati savo uogų, viena po kitos rinkdama. Prisiskynė ir galvoja toliau. Gerai, dabar mums reikia miltų, cukraus, pieno ir sviesto, sako raudonoji vištelė. Kas nori man padėti juos surasti? Ne aš, atsakė šuniukas. Aš per daug užsiėmęs. Ne aš, atsakė katė. Aš per daug pavargusi. Ne aš, atsakė arklys. Aš žiūriu televizorių. Gerai, susirasiu pati, atsakė mažoji raudona vištelė. Ji viena pati nuėjo iki rūsio, viena pati pasiėmė miltų bei cukraus. Tuomet ji neskubėdama, viena pati nuėjo iki šaldytuvo ir pasiėmė sviesto bei pieno. Viską viena pati sudėjo į didelį dubenį. Sudėjo ir galvoja toliau. Kas nori man padėti išmaišyti tešlą pyragui? Paklausė raudonoji vištelė. Ne aš, atsakė šuniukas. Aš per daug užsiėmęs. Ne aš, atsakė katė. Aš per daug pavargusi. Ne aš, atsakė arklys. Aš žiūriu televizorių. Gerai, tada aš išmaišysiu pati, pasakė mažoji raudona vištelė. Ji tol maišė tešlą, kol ji tapo lygi ir puri. Tada atsargiai įmaišė ir avietes. Visą tešlą ji supylė į kepimo skardą. Ją įdėjo į orkaitę. Viską viena pati. Tik tak, tik tak, tik tak. Netrukus iš virtuvės ėmė sklisti gardus kvapas. Šuniukas pajuto šį kvapą. Katė pajuto šį kvapą. Arklys taip pat pajuto šį kvapą. Jie visi 3 nuskubėjo į virtuvę. Mažoji raudona vištelė ištraukė pyragą iš orkaitės, padėjo jį ant lėkštės ir apibarstė cukrumi. Viską viena pati. Apibarstė ir sako. Taigi, kas nori man padėti suvalgyti šį pyragą? Aš, atsakė šuniukas. Aš, atsakė katė. Aš, atsakė arklys. Nemanau, pasakė mažoji raudona vištelė. Jūs nepadėjote man pagaminti šio pyrago, todėl nepadėsite man jo ir suvalgyti. Pasiėmė vištelė pyragą ir nusinešė, nepalikdama nei vieno trupinėlio. Tuomet suvalgė jį skaniai pasičepsėdama. Visa viena pati. Pasakos pabaiga.